krepšinis yra tai, kas visą laiką jungia mus, Lietuvą ir Ameriką. Tai, kad tiek šitoj pusėje, tiek anoj pusėje Atlanto yra sportininkai, kurie reikiamų metu ir treneriai susijungia ir padaro branduolį ir mes galim šluoti daugumą Europos komandų, matyt, tai ir yra mūsų stiprybė. Tarptautinę moters dieną kovo 8-ąją Čikagos lietuvių krepšinio lyga čia LKL pažymėjo surengdama žvaigždžių dieną. Jau 11 kartą surengtoje šventėje, kurią aplankė gausus būrys krepšinio gerbėjų, netrūko karštų emocijų krepšinio aikštelėje. Geriausių čia LKL krepšininkų pasirodymus lydėjo šokių ir dainų kolektyvai, kurių puošmena tapo įspūdingas viešnių iš Lietuvos Klaipėdos universiteto Leader Dance šokių kolektyvo pasirodymas. Pirmieji žvaigždžių dienos programą atidarė čia LKL seniorų čempionate rungtyniaujančios Jaguaro ir Lituanikos futbolininkų rungtynės. Nors aktyviau rungtynes pradėjo krepšininkai, vėliau iniciatyvą į savo rankas perėmė futbolininkai, kurie nugalėjo varžovus rezultatu 45-36. 10 porų išbandė jėgas greičio ruožų rungtyje. Čia stipriausias buvo jauniausias šios rungties krepšininkų duetas Eimantas Pleiris ir Adas Petkevičius. Šie Prima Lituanika krepšininkai aplenkė į pusfinalius taip pat patekusius Radviliškio Ernestas Staniulis bei John Rimmer, Švyturio Julius Staišiūnas ir Michael Radnik ir M Brothers Kęstutis Žilys, Michael Radnik krepšininkus. Antroje dvejetų metimų rungtyje triumfavo Švyturio komandos krepšininkai Andrius Šimulis ir Julius Staišiūnas. Finale jie aplenkė stumbro duetą Algirdą Zamalaitį ir Žygimantą Leimantą. Tritaškio auksinės rankelės konkurso nugalėtojų pirmą kartą tapo Radviliškio komandos snaiperis Ernestas Staniulis, finale palaužęs stumbro krepšininką Andrių Ančiulį. Iš viso čia LKL snaiperių konkurse dalyvavo 27 krepšininkai. Our main game. Čia LKL žvaigždžių dienos šventės kulminacija tapo krepšinio mačas tarp milžinų ir mažylių. Iššūkis savo gerokai aukštesniems varžovams metė mažyliai itin atkakliai ir kibiai vykusiose rungtynėse. Jiems mažai ko nusileido aikštėje. Tačiau išnaudota ūgio persvara pergalė rezultatu 94-78 leido švęsti milžinų komandai. Jo žaidėjas Paulius Riškus pripažintas naudingiausiu šių rungtynių žaidėjų. Savo rankos taiklumą pademonstravo ir žvaigždžių dienos šventės rėmėjai. Mesdami tritaškius metimus, jie nusileido nuo baudų metimų linijos taikliau atakavusiems Leader Dance merginoms. Šio pripažinto šokių Klaipėdos universiteto kolektyvo šokiai pakerėjo į krepšinio šventę susirinkusius žiūrovus. Docentės Bronelės Švytrienės vadovaujama šokėjams, čia LKL žvaigždžių diena buvo ketvirtoji tokio pobūdžio šventė. Prieš tai jos žiūrovus linksmino analogiškose krepšinio šventėse Graikijoje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Be to ne kartą krepšinio sirgalius pakerėjo pasaulio ir Europos krepšinio čempionato metu. Daug ovacijų sukėlusių Leader Dance šokėjų nemažiau šiltų plojimų sulaukė ir vaikų popchoro svajonė. Šokių kolektyvo Rusne Eglės Dance World, Dance Duo, madų studijos Dimargo vaikai bei dainininkė Eglė. Krepšinio šventės dalyvius bei žiūrovus sveikino kunigas Jaunius Kelpša. Ačiū Dieve už nuostabią tautą ir tėvynę Lietuvą ir ačiū Dieve už krepšinį, kuris mus vienyje. Taigi Dieve laimink Lietuvą, laimink krepšinį ir laimink Čikagos krepšinio lygą. Taip pat Lietuvos Respublikos konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Iš jo rankų asmeninį Lietuvos Respublikos skirtą apdovanojimą atsiėmė Lietuvos krepšinio rinktinės masažuotojas Aidas Buzelis. Čia LKL krepšinio šventėje apsilankė iš Lietuvos atvykę vieni didžiausių mūsų šalies krepšinių fanų – broliukai Noris ir Normantas Maciai. Jiems netrūko dėmesio, įsiamžinti su jais ar įsigyti originalius jų marškinėlius panoro nemažai krepšinio gerbėjų.
Be dėmesio neliko ir žvaigždžių dienos šventėje apsilankiusios moteris. Visoms joms čia LKL organizatoriai įteikė po tulpės žiedą ir tuo pačiu pasveikino jas su kovo 8-ąja. Reportažo tekstą paruošė Dainius Ruževičius, filmavo Žanė Koval, montavo Rytis Januška.